Gaminame vyšnios sniego pusnyje. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, cukraus pudra ir vaniliniu cukrumi. Tada sudėkite kiaušinių trynius ir įtarkuokite sviestą. Minkykite, kol tešla taps vientisa. Suformuokite tešlos rutulį, įvyniokite jį į maistinę plėvelę ir dėkite 1 valandai į šaldytuvą. Po to apvalę kepimo skardą ištepkite sviestu, tolygiai klokite į ją tešlą ir kepkite orkaitėje. Įkaitintoje iki 180 laipsnių apie 40 minučių, kol pyrago pagrindas apskrus. Šaldytas vyšnias atšildykite ir gerai nuvarvinkite, kad neliktų skysčio. Tada vyšnias sumaišykite su krakmalu ir vaniliniu cukrumi. Kai tešlos pagrindas iškeps, tolygiai paskirstykite ant jo vyšnias ir grąžinkite pyragą į orkaitę 10 minučių. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų. Į baltymus po truputėlį berkite cukrų ir nenustodami plakite, kol neliks cukraus kruopelių. Pabaigoje į baltymų masę įplakite truputį citrinų rūgšties ir suberkite vanilės skonio pudingą. Paplakite, kad viskas gerai pasiskirstytų. Baltymų masę šaukštų tolygiai sudėkite ant vyšnių. Migdolų drožlės paskrudinkite atskirai ir užberkite ant baltymų sluoksnių. Šaukite pyragą į 150 laipsnių karščio orkaitę 3–5 minutėms. Atvėsinkite ir ragaukite. Skanaus.